Bet žinai, čia yra tavo duktė. Daryk tai, ką turi daryti, beždžionė. Paimk knygą. Mums reikia jų gyvų. Paskubėkime greičiau. Nagi, pirmin. Omarai, Jose. Tau patinka Piečiola? Palauk, ar girdi? Palauk, reikia rasti vaikinus. Negaliu patikėti, jis rado jutiklį. Iš kur jie išėjo? Iš ten. Tikrai? Taip, ką darysim? Eime vidun. Nagi. Palauk, o aš? Palauk, kas tai buvo? Neskubėk, įjunk šviesą. Tai buvo skuduras, ar ne? Šviesa čia. Vaikinai. Mano meilė, ar viskas gerai? Nagi, greičiau, atrakink. Nusiramink, Almita, aš su tavimi. Padėkit. Nevadink mane Salma. Kruzai, šis beždžionė buvo atėjęs į namus? Tai Rigančio beždžionė. Ši beždžionė buvo namie. Tai Rigančio beždžionė. Ši beždžionė lankėsi namie. Jo vardas beždžionė. Jis dirba Rigančiui. Tai ko anksčiau nesakei? Nagi, laikykis, mano meilė. Ar turėčiau jie ieškoti? Nuo kraujo man darosi bloga. Jis nėra ginkluotas. Neturi piniginės, visai nieko. Tikriausiai kiti pasiėmė. Ką darysime? Sveiki, tai skubus atvejis. Sužeistas žmogus, bet jis pavojingas. Atsiųskite greitąją pagalbą ir policiją. Jis lauks jūsų, o mes išeiname. Palaukit, pasakysiu adresą. Gal gali paaiškinti, kodėl mano kava be putų? Jos ištirpo, putos buvo, bet tu užtrukai. Na ir kas? Greitai eik ir padaryk iš naujo ir kad būtų daug putų. Lolita, išgąsdinau tave? Truputį? Kaip sekasi, kaip gražiai atrodai, tau tinka žalia spalva? Žinai ką, būsiu atvira. Tiesą sakant, atėjau prašyti darbo. Ar galiu pas tave dirbti? Man reikia pinigų, ar tai įmanoma? Ne, jau turiu vieną nenaudingą padėjėją. Beje, tu dirbi kūdikio... Kokio kūdikio? Na, kūdikio auklę. Taip, dirbu auklę, bet man reikia daugiau pinigų, noriu jų nusiųsti mamai, nes ketinu čia pasilikti. Lola, prašau tavęs, padėk man. Lola, Andresas labai džiaugtųsi, jei Bernardeta čia dirbtų. Taip. O jis nekvailas, ar ne? Na gerai, tu priimta. Tikrai, tu mane samdai? Taip, taip. Lola, nuo kada man pradėti dabar? Negaliu patikėti. Na, buka galvė, ar gali jai parodyti, ką daryti? Su malonumu. O kava? Kokia kava? Sveikinu, smagu, kad čia dirbsi. Reikia atšvęsti. Išgerti kavos. Ačiū tau. Klausyk, nežiūrėk taip į mane, kai Lola šalia. Ji labai pavydė. Žinai, kokia ji, kai pyksta. Kalbė apie mane? Taip, apie tavo akis. Na, tai todėl, kad geriu kavą. Taip, viskas gerai. Sudėk tvarkingai šias dėžes, o vėliau paaiškinsiu daugiau. Taigi einu. Eik. Ar galiu sužinoti, kas čia vyksta? Ką aš padariau? Ką aš padariau? Aš tave bučiavau. Iš tikrųjų bučiavau. O tu apsisukai ir dingai. Negaliu patikėti, kad flirtuoji su šita mergina. Aš? Ne, tai manimi domisi. Ji man primiktinai siūlo savo telefono numerį. Klausyk, jei ilgiesi šitaip mėgindama sukelti pavydą, tai pasirinkai prastą būdą. Ar tu pavydi? Aš nusivylusi. Tiesiog nusivylusi, supranti? Juk toks nebuvai, neatpažįstu tavęs.
Nejaugi tu žinai, koks aš. Taip. Aš paprastas tipas. Nieko savo. Gražus tipas. Taip, tikrai. Aš esu tipas, kuris mylėjo tave ilgus metus, bijojo prisipažinti, o pasakė sekiojo ištisus mėnesius. Ir kas iš to? Aš nežinau. Kai buvo atsakyta ne, aš norėjau nusižudyti, tačiau bent išgirdau konkretų atsakymą. Jeigu būtum pasakiusi taip, aš būčiau laimingiausias vyras žemėje. O ką man daryti, kai atsakoma, aš nežinau? Nežinau. Kruzai, labas. Sveika. Ar viskas gerai, šiandien puikiai atrodai? Duokite ledo, duokite ledo. Kas nutiko? Jis susižalojo. Kas čia buvo? Leisk apžiūrėti tavo pėdą, atsipalaiduok, pasitrauk nuo jos. Norėjau patikrinti, kas nutiko. Kas yra, kur skauda? Paieškok ledo, jis susižeidė pėdą. Tu eik atnešk ledo. Gerai. Atsargiau. Meilė, kas nutiko? Man skauda. Dėžė nukrito man ant piršto. Palauk, neverk, aš nesuprantu, ką tu sakai. Kaip tai nutiko? Man ant piršto nukrito dėžė. Nusiramink. Ką tu darei su dėže? Dėk čia. Pradėjau dirbti Lolos bare, nes norėjau turėti darbą. Bet tau nereikia dirbti. Kodėl nori dirbti? Noriu padėti mamai. Tu teisi. Atleisk man, aš nejautrus. Ji dirba, kad padėtų šeimai, o aš esu savanaudis. Atsiprašau. Tu nesavanaudis, Andresai, bet tikrai esi nejautrus. Atleisk. Tu teisi, aš nesielgiu gerai. Kodėl aš čia iš tiesų nieko neveikiu? Kodėl nebūnu su tavimi? Kodėl nedirbu? Neperdėk, tai nelaimingas atsitikimas, nėra tai baisu, nekaltink savęs. Jis visada toks. Mano, kad turi būti visur ir už viską atsakingas. Andresi, taip nebūna. Esi mano sesuo. Tai mano, ne tavo atsakomybė. Prašau man atleisti, esu neteisus, negerai su ja elgiuosi. Klausyk, tai nelaimingas atsitikimas. Ką tu darai? Žiūriu, ar ji nieko nesusilaužė. Sulaužysiu tau nosis, tik palieskit. Leisk apžiūrėti. Atsargiau, atsargiau. Paleis, sakau, paleis. Baikit. Palauk, aš ją apžiūrėsiu. Aš susitvarkysiu pati. Atsiprašau, čia kažkas mirdi. Tai ne aš. Gal kas nors dega? Ne. Dieve, valgis prisvilo. Ir vėl viską darau blogai. Baik verkšlenti, Pampa, užteks. Ne viską darai blogai. Kai kas tau visai gerai pavyksta. Klausau, mano meilė. Kaip tu? Kruzai, aš tau skambinau visą dieną. Turiu rūpesčių, todėl išjungiau telefoną, atleisk, brangioji. Tu atrodai... Įsitempusi taip. Lorenzas blogai jaučiasi, aš visą dieną uždaryta šiame name. O kur Nataša? Ši moteris beveik nebūna namie, arba būna ne tada, kai man jos reikia. Bet tu esi tėvas. Ar galime nesipykti, kas nutiko? Aš daugiau šitaip nebegaliu. Aš negaliu viena auginti Lorenzo, tavęs niekada nebūna šalia. Negaliu visą gyvenimą slėptis, taip nebegali tęstis, Kruzai. Kur tu, Merilina? Einu su Lorenzu pas gydytoją. Ne, paklausyk manęs. Šiandien jie vėl pasikėsino į Ivaną su Allegra. Rigančio beždžionė visada sukiojasi netoliese. Jeigu ir tave pamatys, sakyk, kur esi. Nesvarbu, aš pati nueisiu. Atleis, Lorenzai, mamytė kartais irgi supyksta. Agente, nenuleiskite nuo jo akių, šis vyras labai pavojingas, jis tikriausiai yra įskaitoje. Daktare, mes žinome, kaip dirbti savo darbą. Gerai, aš ateisiu vėliau, jei manęs prireiktų, skambinkite. Kandelerija, mano meilė. Ar sėkmingai nuvykai į Atlantic City? Ką, gal buvai kazino? Būk čia, atnešiu kavos. Alio, Džinai, pasakok viską, kas nutiko beždžionė. Džinai, kažkas mus seka, jie žino, ką darome. Čia buvo vyras, nesuprantu, iš kur jis atsirado. Gerai, nesijaudink, nurimk. Aš pats susitvarkysiu. Prižiūrėtojau. Taip, ponė Riganti. Turiu skubiai pasimatyti su kalėjimo viršininku.